Šiandien Panevėžio miesto žiniose matysite. Nuo rytojaus sušils tik ikimokyklinės įstaigos. Viešosios tvarkos pažeidėjams baudos. Prasideda poetės Elenos Mezginaitės 70-mečiui skirti renginiai. Į premjerą kviečia Juozo Miltinio dramos teatras. Panevėžio miesto savivaldybės administracijos direktorės įsakymu jau rytoj, spalio 13 dieną, ikimokyklinio ugdymo įstaigose prasidės šildymo sezonas. Jei orai ženkliai nesikeis, mieste šildymo sezonas gali būti skelbiamas kitą savaitę. Šiuo metu pagal mūsų turimus duomenys gautos iš hidrometeorologijos tarnybo, 3 paras vidutinė paros temperatūra jau buvo mažesnė negu 10 laipsnių, bet va šiai dienai berods vėl temperatūros vidurkis yra didesnis už 10 laipsnių ir dabar vėl toks klausimas dėl tos šildymo sezono pradžios. Šiaip noriu pabrėžti dar kartą vieną paprastą dalyką, tai kad visos organizacijos, tame tarpe ir ikimokyklinio ugdymo įstaigos ir gyventojai ir švietimo įstaigos, ligoninės ir visi kiti šildymo sezoną gali pradėti nelaukdami administracijos direktoriaus įsakymo, žiūrėdami savo turimas lėšas. Miesto ūkio skyriaus vedėjo teigimu, oficialios šildymo sezono pradžios nebūtina laukti nė vienai įstaigai ar daugiabučio namo bendrijai. Pastarosios dėl šildymo gali apsispręsti pačios. Tam turi pritarti daugiau kaip pusė narių. Aš žinau ir mes bendraujam su Panevėžio Energija, kuri informuoja, kad jie tikrai gali bet kuriuo momentu atidaryti šildymo sezoną, jeigu organizacijos, įstaigos ir bendrijos yra susitvarkę dokumentus, leidžiančius pradėti šildymo sezoną šitose organizacijose. Panevėžio mieste šiuo metu mes vadovaujamės, kaip ir minėjau, teisės aktais ir esamų poreikių iš gyventojų pusės kreipimusi mano žiniomis šiuo metu kaip ir dar nėra buvę. Oficialus šildymo sezono pradžios paskelbimas svarbus todėl, kad būtent nuo tos dienos gyventojai gali pradėti naudotis vieną iš socialinių lengvatų – kompensacijomis už būsto šildymą. Beje, pernai šildymo sezonas mieste pradėtas anksčiau – spalio 6-7 dienomis. Praeitą mėnesį miesto savivaldybės administracijos viešosios tvarkos ir kontrolės skyriaus darbuotojai į reidus, kurių tikslas patikrinti, kaip laikomasi visiems privalomų taisyklių, vyko beveik 300 kartų. Rugsėjo mėnesį skyriaus darbuotojai atliko patikrinimą, kaip Panevėžio miesto gyventojai, svečiai laikosi rinkliavos nuostatų, tai yra kaip automobilių stato mokamose aikštelėse ir ar jie sumoka, ar jie tik pastato ir viską. Tai buvo užfiksuota net 9 pažeidimai, buvo pasirinkta atitinkama atkarpa ir buvo fiksuojama, buvo net 9 pažeidimai, žmonės patraukti administracinę atsakomybę, nes tikrai nesilaikė nustatytų nuostatų, pažeidė jas. Taip pat susidurėm su tokia problema, kad žmonės labai dažnai šiukšlės meta ten, kur jiems patogu, o ne ten, kur galima. Viešosios tvarkos pažeidėjai baudžiami nuo 100 iki 300 litų bauda. Pirmą kartą nusižengusiems siūloma susitaikyti su valstybe sumokant pusę minimalios baudos, tai yra 50 litų. Deja, ne visose viešosios tvarkos ir kontrolės skyriui pavestose srityse problemų mažėja. Opi problema mūsų mieste yra, kad prie daugiabučių gyventojai neturi kur statyti automobilius. Aišku, jie tuo piknaudžiauja, savivaliauja, būtų galimybė įvažiuoti net į pačias laiptines. Tai mes tengiamės, kad būtų išlaikyta ta tokia tvarka, kad nestatytų ten, kur jiems patogu, statytų ten, kur galima. Taipogi mes imamės tokios drausmės, drausminant tuos vairuotojus ir traukiam administracinę atsakomybę, jeigu jie pažeidžia šias taisyklės. Primenama, kad miesto gyventojai dėl gyvūnų laikymo, automobilių stovėjimo tvarkos gyvenamosiose zonose ir kiemuose turi kreiptis į viešosios tvarkos ir kontrolės skyrių. Specialistų telefonai yra nurodyti savivaldybės internetinėje svetainėje.
Jau po poros dienų spalio 14-ąją Lietuvos moksleivių ir jaunimo dainuojamosios poezijos festivaliu konkursu, rengiamu Vytauto Žemkalnio gimnazijos bendruomenės, prasideda poetės Elenos Mezginaitės 70-mečiui skirtas renginių ciklas Mano senas draugė. Šitas renginys yra tarsi tęsinys mūsų respublikinio poezijos pavasario konkursas. Nes poetė Elena Mezginaitė yra buvusi 90 metų mūsų poezijos laureatė. Tai mes tuo labiausiai džiaugiamės. Na, o sulaukiam labai daug paraiškų, dalyvaus iš visos Lietuvos, net 11 mokyklų. Gal mus kažkiek nuliūdino tai, kad tik viena Panevėžio gimnazija prisidėjo, tai Miltinio gimnazijos vieną tik turime atstovą. Be abejo, dalyvaus mūsų gimnazistai. Na, o geografija labai plati. Pradedant Vilniumi, Kauno jėzuitų gimnazijos yra, Pasvalio Vileišio gimnazijos atstovai, Panevėžio rajono turim. Kiekvienas dalyvis pristatys vieną dainą skirtą Mezginaitei, pagal Mezginaitės eiles, dažniausiai muzika jų pačių, o antra daina yra autorinė daina, patys kūrė dainą ir žodžius kūrė patys. Ciklo sumanymas, pasak idėjos autoriaus Arno Simėno, turi simbolinį raktą. Žinia apie vieną didžiausių mūsų laikų poečių privalo pasiekti visus be išimties. Iš tikrųjų, aš galvoju, kad jeigu tu geografiškai gyveni Vilniuje ar Paryžiuje, tai nebūtinai tu esi geresnis poetas už tą, kuris gyvena Šeduvoje arba, tarkim, Panevėžyje. Čia geografija nieko neapsprendžia. Aš galvoju, kad būtent tik dėl geografinės tokios padėties, kad Elena gyveno Panevėžyje ir kūrė. Ji buvo primiršta, nes vis dėlto sostinės rašytojai, kurie jie, na, kaip dabar mes mėgstam sakyti, pasikėlė šiek tiek. Va, ir Elena Mezginaitė, dar kartosiuosi, kad ją kaip šių laikų viena geriausių poečių yra verta apie ją nešti žinią ir, sakau, nuo mažiausio iki didžiausio. Todėl mažiausiems Lėlių vežimo teatre, kuriam poetė parašė net 10 pjesių ir visos jos buvo pastatytos, šįsyk bus rodomas spektaklis Kiltuvas. Dailininkų grupė 4 atidarys parodą, o baigiamasis Mano senas draugė vakaras su skaitomais ir dainuojamais poetės tekstais, teatralizuotais prisiminimais, filmuotais kadrais spalio 28-ąją. Jau šį savaitgalį spalio 15-16 dienomis Juozo Miltinio dramos teatras kviečia į premjerą. Pagal Editos Kauzaitės pjesę Meilės, pinklės ir košmarai aktoriaus ir režisieriaus Kostos Smorigino pastatytą spektaklį Švytinčių burbulų partija. Tai pirmasis Kostos Smorigino darbas su panevėžiečiais teatralais. Aš prisimenu, reiškia, toj savo ankstyvoje jaunystėje teatrinį visą kolektyvą, aš jį pažįstu. Ir tos aktorius, su kuriais dabar dirbu, pažįstu 3 labai neblogai. Tik tai, reiškia, Laimis Sėdžius yra man mažiau pažįstamas, bet ir tai, reiškia, matydavom kaip kolegos, bet su juo asmeniškai nepažįstamas. O kažkada, aš taip rašiau pirmam interviu, kad tos anketos klausimus atsakinėjau, kad aš prisimenu tą brandalį Miltinio teatro, kurio dabar dėja nėra, ir artistai labai yra pareigingi, artistai labai tiksliai daro tai, ką aš prašau, bet jie taip išmokyti turbūt tarsi, o gal ir primiršę, tarsi labai mažai rodo savo iniciatyvos, o medžiaga reikalauja labai daug improvizacijos, lengvumo, jie tokie visi disciplinuoti, tokie ordom trupučiu, kad tokie tvarkingi. Tas ir džiugina, ir tas šiek tiek trikdo. Ir su to reikėjo pakovoti, bet tarsi dabar atsidarė beveik visi ir su kai kuriom klaidom mane tenkina tai, ką jie daro. Kostas Smoriginas šiuo metu Domino teatro meno programos vadovas. Kino ir teatro aktorius, vienas iš aktorinės dainos žanro kūrėjų, įvairiapusė asmenybė. Todėl nieko keisto, kad per spaudos konferenciją, kurios tikslas pristatyti premjerą, jis nepasibodėjo išvainuoti valdžią. Taigi, gal ir spektaklis
kritikos porcija valdantiesiems. Niekada nemaišau privačių dalykų ir spektaklį. Spektaklis negali turėti tokio aktualijų, kad tai būtų ten kažkur. Užteko tarybinių laikų, kai mes visi kalbėjome ezopo kalba, tam, kad valdžios atstovai kai kurie nesuprastų. Kai suprasdavo, būdavo per vėlų. O dabar nereikia to, galima tą viską sakyti tiesiai, bet man tas visiškai neįdomu. Aš tikiu, kad ateis jaunoji karta, ateis į valdžią nauji žmonės ir kiti pagaliau turi išmirti tą visą kartą. Tik tai tada kažkokia tvarka ateis ir kažkokia disciplina ateis ir suvokimas tautos savigarbos. Dabar tas keliakliupščiavimas ar anksčiau prieš rusus, ar dabar prieš Europos Sąjungą mane niekada netenkina. Apskritai, menininkas turi būti pozicijoje šiek tiek prieš. O aš ne tai, kad aš piktas arba nepiktas. Aš tiesiog matau visus nesklandumus, matau tos skandalus, už kuriuos niekas nekenčia ir niekas nesikeičia ir niekas nenulekia iš postų. Vat tas mane stebina, nes tarsi galvoju, kad tai teisinė valstybė, pasirodo, tai toli gražu neteisinė. Švytinčių burbulų partija – graudi lyrinė komedija. Nieko panašaus, sako režisierius, Panevėžio teatre nebuvo. Tai pasakojimas apie moters likimą, laimės paieškas, šeimą ir lyg netyčia apie emigraciją. Ir man gražu, kad ten tekste, ten net Gedita Kauzaitė, kuri galvoja emigruoti, staiga personažo luomis tos, reiškia, Aušros sukalba, kad aš nenoriu emigruoti, aš noriu, kad mano vaikai mokėtų lietuviškai ir mokytųsi lietuviškose mokyklose. Aš noriu būti savo teatre, tarp savo žmonių ir pagaliau vaidinti net tą nukaršusią žiurkę, kuri mane daugiau tenkina, negu Londone plauti indus, suprantat? Ir tai turbūt jos labai nuoširdžiai surašyta, nes jinai galvoja apie migraciją ir galvoju, kad tai gražus toks dalykas, kada jaunas žmogus, kuris galvoja apie migraciją, staiga rašo taip. Ir toks staiga ir tas juokinga. Nes niekas jos neverčia migruoti, draugė vis laik kalba, tai tu važiuoji, vis laik stumia, nes tarsi ten dar yra. Ten spektaklis iš kelių tokių ploštų, asmeninė meilė ir sakysim, tragedija ir tikėjimas to, kad galbūt kažkur yra geriau, niekur geriau nebūna.